Tai... Žaislų prisipirkė. Ne, čia aš Iš senų laikų? Badui. Ne. Badui rašė. Kai bus blogai, kad būtų, kaip sakant, nors ką veikti. Tai nežinau, kiek čia iš to bus naudos, bet kol kas ne, nes nėra laikas, sėdi kampę ir verkia. Tai svarbiausia. Taip. Daug geriau verkti kampę. Tai aišku, nieko nedaryti. Nieko nedaryti, sakyti, viskas blogai. Taip. Tai žodžiu, tavęs čia baisiai pristatinėti, aišku, nereikia. Visi žino, kas yra Ramojus, jau čia Ramojus yra pats garsiausias Ramojus filmavimuose, yra šits Ramojus, yra nors vienas. Yra dar vienas, kuris spausdina visiems, jį irgi visi pažįsta iš printino. Bet irgi Ramojus. Irgi Ramojus. Ir man būna, kad man paskambina, bet turbūt ir jam kartais paskambina kas nors vietoj manęs. Nes Ramojus, tai čia aišku toks, aš jau neatsimenu nuo kada, bet jau Ramojus, gal dėl to, kad vardas ne Tadas, ne koks nors, lengva prisiminti, aš nuo seno, aišku. Tai gal pradėkim nuo to, kaip tau, kodėl reklama, kaip iš vis filmavimai, MTV dar kažkokie buvo, trumpai, kaip čia, kas tavis nežino, nežinai, visi mato gražiai apsirengusi, besišypsanti, su prabangiom mašinom važinėjantį. Taip, sočiai matos valgant, vis važiuojant atostogaut. Bet dabar sukūdau, tai mažiau valgau. Čia irgi turtingumą matyti. Ai, matyti, jo. Kai mažiau buvo, pinigų staresnis buvo. Taip. Tai kaip tu į čia, dėl ko į čia? Aš tai nebuvo taip, kad aš labai čia taikiausi į reklamą. Taip, man atrodo, kad man tiesiog natūraliai susiklostė būti prie organizavimo dalykų. Tai kaip paauglys buvau LRT, vedžiau laidas, montavau laidas, mes ten buvom 16 mūsų buvo, toj laidoj. Tai ten buvo viena ant palandės, o kita mažiau, žinoma, buvo plius ir minus. Bet, čia pavadinimas ant palandės. Taip, ant palandės tokia buvo ir tada kas antrą savaitę viena arba kita, tai plius ir minus ir ant palandės. Ten ant palandės buvo tokia labiau, jie ten pasakodavo viską, o mes mėgdavom labai montuoti, tai montuodavom. Tai tenai, o po to patekau į renginius ir kažkaip nukeliavau iki pačio MTV. Tai MTV teko produsuoti, čia mano pasididžiavimas, tai Pimp My Ride pavyko padaryti, kuo aš labai džiaugiuosi, bet kai pasižiūrė, jis labai baisus iš tikrųjų buvo. Bet tiem laikam čia reikėtų įvesti laiko, bet tais laikais Amerikoje buvo geriau. Amerikai, come on. Taip, tai ir po truputį kažkokiai vis aplinkui tai sukosi. Tai nebuvo kažkokio tiesioginio kelio, aš čia noriu būti tik tai su filmavimais. Ir tada patekau, pasikvietė į productioną, pradėjom gaminti lietuviškas reklamas, tikrai neblogai sekėsi. Ir atsitiko toks momentas, kai mes Aurimu, mano partneriu, nusprendėm, kad galim dirbti kartu. Mes iš tikrųjų prieš tai dar kartu bandėm, jisai dirbo kitam productione, aš irgi kitam, tai kitose kompanijose, bet kartu darėm režisierių reprezentaciją Lietuvai iš užsienio. Dar labai mažai filmuodavo užsienietiški režisieriai čia, tai mes bandėm juos vežti kitiem productionam, bet mums prastai sekėsi, tai patys naudodavom visą laiką. Galiausiai tiesiog susibondinom ir pradėjom kartu daryti. Nes kažkaip mums panašiai mes mastom. Jisai gerai parduoda, aš visai gal gerai gaminu ir mums taip sulipo. Ir jau 13 metų mes sėkmingai kartu dirbam, tai o šitoj industrijoje apie 20 metų jau sukuosi kažką. Tai nebuvo, sakau, tiesioginis fokusas į reklamą, bet taip natūraliai nukeliavo reklama. Filmų aš irgi netmetu, bet aš jau po tiek metų tiesiog nenoriu gaminti kaip produceris. Aš gal labiau kaip executive norėčiau būti prie filmų ir mes apie tai galvojam ir vystom po truputį. Tai bet dėl to, kad tai žymiai ilgesnis procesas, kad dėl to norėtos būti executive? Aš nenorėčiau įsivelti į ilgus filmavimus. Kad kiekvieną dieną eini į filmavimą, vis tik tai man patinka ir kitos veiklos. Brangiom mašinom pasivažinėti. Brangios mašinom pavažinėti višti jo ir panašiai. Nes, patinka kažką dar veikti aplinkui, tai dėl to. Taip, į filmą išeini ten jau
valgyti, grįžti, grįžti namo valgyt pavalgyti ten ir taip toliau, bet ir aš manau, kad vėlgi tai yra tipo žmogaus. Aš neseniai bendrau su viena prodiuserė, kuri sako, aš reklamos niekada nedarysiu, nes man patinka ilgi terminai. Aš tipo išeinu, man ten gerai, aš žinau, kaip bus, man gerai, tipo, ir jinai turi šeimą ir viskas veikia. Tai reiškia, kad viskas gerai, tiesiog tau turi tik patikt, lipt. Tai man kaip verslininkui, sakykime, patinka filmai, bet kaip prodiuseriui nelabai. Tai gal apie prodiuserius. Visi čia sunkiai suprant, ką tas prodiuseris daro. Paskambint 2 kartus, jisai pasidaro puslapį ir įdeda reklamą į Google, jam tada skambina užsienietiški produkšinai. Ir atvažiuoja čia filmuot, paliek daug pinigų, jisai nedaug išdalint tokiam juodadarbiam ir daug uždirbo. Čia taip sarkastiškai taip, iš tikrųjų, bet taip pradedant nuo pradžių, mes iš tikrųjų su Aurimu visą laiką galvojam apie tai, kad mes mokėmės ir darėm viską pagal savo intuiciją. Taip, kaip mes norime, kad žmonės jaustųsi su mumis, kaip mes įsivaizduojam, tas produkšinas turi veikti. Kadangi MTV laikais aš nemažai praėjau mokymų užsienį ir tas pats čia dirbant teko vis pabūti pas kitus produkšinus užsienį ir panašiai, pamatyti, kaip tai veikia. Tai tas požiūris į komandą vis tik tai, mano nuomonė, jie visi yra labai svarbus, labai reikalingi. Ir nuo pat valančio žmogaus iki pat pačio svarbiausio iš kitos pusės jie visi yra tokie patys. Tiesiog, kad vieni yra svečiai tuo, kad jie yra atvykę iš užsienio ir jais tu rūpinėsi labiau, nes jie yra svečiai, bet jeigu jie būtų, tipo vietiniai, tai visi dar tampa lygesni. Taip, yra visokių išskirtinių atvejų ir panašiai, bet tai jie yra išskirtiniai. Bet šiuo atveju, mūsų atveju, ką veikia prodiuseris, yra skirtingi prodiuseriai. Pas mus yra, pavyzdžiui, prodiuseris, kuris atsakingas už pardavimus. Tai yra mano kolega. Ir jisai, reiškia, važiuoja į užsienį, ieško tų kontaktų ir tai yra labai sunkus darbas. Yra jau 15 metų įdirbis, ieškant tų kontaktų ir prikalbėti jį atvažiuoti čia yra tikrai kažkoks talentas. Ne vienas tu ten atvažiuoja ir ne vienas siūlai. Taip. Kur, sakai, yra daugybė tokių, kurie atvažiuoja ir sako, atvaryk pas mus. Tai visas pasaulis tavo konkurencija, tai čia tas. Plius tas puslapio turėjimas yra tokia, taip, yra gerai, nes sudedi savo portfolio, bet tai ne tas. Bet tai iš esmės yra talentas parduoti. Tai čia yra viena dalis. Atsiprašau. Ir antra dalis po to jau yra, kad yra pagaminti sėkmingai. Tai mano nuomonė pagal tai, kad mes turim tą intuiciją su žmonėm drauge daryti projektą, tai ir padeda mums, sakykime, tikiuosi lyderiauti rinkoje tam tikrą prasme. Tai, kad mes galime gaminti įdomius darbus, pakankamai nemažai tų darbų ir panašiai. Bet taip pat per visą šitą laiką mums pavyko surinkti stiprią komandą, kas liko su mumis, kas išėjo, ten kaip Tadas ar Linas, bet jie lygiai taip pat vis tiek yra mūsų komandos dalis, tuo, kad mes turime tos artimus santykius ir panašiai. Tai tu stengiasi taip kažkaip viską valdyti, daryti, kad visur būtų malonumas. Mes prieš 2 dienas neseniai atšventėm 10 metų seniausią darbuotoją, pavyzdžiui. Ir kas jisai? Ema. Neatrodo seniausia, bet seniausia tai darbuotoja. Bet o šiaip, nesuprantančiam žmogui mes visi įsivaizduojam, ką mes dirbam sete, bet nesete dirbančią prodiuserę. Prieš kiek daug maž laiką vidutiniškai prasideda prieš projektą, kada jūs jau pradedat tą daryti? Ir kokia ta diena būn, kiek per dieną reikia valandų dėti ir kokiu tempu tas būn, darbas. Nes galim labai skirtingai, arba ten varyti kaip išprotėjęs, arba, iš namo, kai turėsiu laiką. Kaip tai atrodo ta diena? Iš esmės, tam, kad tu visų pirma gautum tą darbą, be to, kad reikia jį parduoti, tai pardavimas tai reiškia, kad tau atsiunčia konkursą. Čia yra pardavimas. Paskaičiuot. Tai procentaliai įsivaizduok, man reikia per metus padaryti. Praeitais metais padariau 500 konkursų. Suskaičiuoja. Tu gauni scenarijų, ten briefą kažkokį, įsigilinu, perskaitau visą treatmentą ir panašiai. Ir tada pagal tai tu padarai kažkokią prodiuserinę viziją, kaip tu įsivaizduoji tai padaryti. Tai yra 500 konkursų per metus. Tai reiškia, kad tu dirbi visą laiką. Dėl to, kad 500 yra daugiau dienų negu per metus.
Ir nesvarbu, tai yra savaitgalis, nesavaitgalis, niekam nerūpi, nes tu konkuruoji pasaulyje. Tai čia viena dalis ir iš jų laimi ten 5%, 6%, tai jau yra labai gerai. Tai va taip maždaug atrodo ta dalis iki projekto. Gavus projektą, taip, tai prasideda daugiau, man atrodo, pažįstami dalykai. Mes derinam, galvojam, kaip įgyvendinti tą režisūrinę viziją, bet ne tik tai ta dalim, bet yra vis tik tai biudžeto rėmai, į kuriuos tu bandai kažkaip sutilpti ir sumokėti bet visiems žmonėms ir atlyginimus, ir dar įgyvendinti, ką režisierius įsivaizduoja, ir dar tilpti į tą biudžetą, kurį tu pardavėjai, nes yra tam tikra vizija ir panašiai. Tai šitas visas procesas, kai jau prasideda pats projektas, vėlgi tavo darbo valandas yra bet kokios. Kiek reikia. Dirbi kiek reikia. Tai. O šiaip, kiek daugmaž darbuojas? 8-6 valandas per dieną vidutiniškai, koks ritmas? Man dabar jau, kai ta patirtis yra daug didesnė, tai gal aš moku optimizuoti savo darbą, bet, sakykime, standartiškai prodiuseris dirba jau kaip projekte apie 14-15 valandų per dieną. Ir taip porą savaičių kokių? Minimum. Jo, tai projektas vyksta nuo gavimo iki įgyvendinimo dažniausiai nuo 2 iki mėnesio, priklausomai nuo projekto dydžio. Bet tada ir gaunasi, kad tu praktiškai visą laiką dalyvauji apie 12-14. Vėlgi reikia nepamiršti, kad yra skirtingos laiko zonos. Ten prancūzai, pavyzdžiui, labai mėgsta dirbti vėlai. Tai jie kartais turi savo mytus kažkodėl 11 vakaro, tai tu lauki, kol gausi visus feedbackus, viską, kad ryte jau visi žinotų, ką veikti. Ir viskas per tave eina. Tu ir valdai, jeigu tavo komanda yra ten 100 žmonių, tai tu valdai kiekvieno žmogaus tam tikras užduotis. Tai ačiū Dievui, mes dirbam į struktūrą piramidinę, tai kad mes galim paskirti ten gaferiui, ten kameristam, dar kažkas visi eina kažkokia, bet tu vis tiek žinai, kur kiekvienas tipo nueina tą užduotis ir panašiai. Kokius nors rėmus, jeigu po 14 valandų dirbi 3 savaitės ir jisai padaro vieną projektą, pusantrą projektą per mėnesį, tai čia kiek? 8 000, 10 000? Nebūtina tikslaus skaičiaus, bet kad supras. Ne, tai mažiau. Kartais, įsivaizduoji, kad ten būn daugybė. Ar čia kaip tik labai nedaug ir žmonės daugiau dirba iš to, kad čia yra drives ir taip toliau? Aš manau, kad prodiuseris yra tam tikra prasme, kaip ir daugumos mūsų dirbančių kino industrijoje, yra truputį kažkodėl mes čia dirbame, nes mums patinka truputį save pakantinti. Tai tas pats yra ir su prodiuseriu. Tai nėra tai, kad jeigu tu nemėgsti šito darbo, tu negali jo gerai padaryti bet kokiu atveju. Ten, tarkim, eiti turbūt į banką gali, jeigu tau jis nepatinka, nes atėjai, padarei tam, užpildai popierius, išėjai. Čia vis tik tai tu visada įdedi kūrybinio darbo, neskaitant to, kurioje tu pozicijoje esi. Ir dėl to mes turbūt mėgstam tą darbą. Tai atlyginimas prodiuserio yra, mėnesinis dažniausiai, jeigu yra įmonė. Ja, bet, tai ir gaunasi, kad tai yra, truputį aukščiau negu vidutinis. Gal net kaip vidutinis. 2-3, tipo, bet gal. Bet ne 5-7. Ne. Tikriausiai ne. Nebent tu būsi savininkas, jau tada prisimsi kitas rizikas ir taip toliau. Vėlgi, yra skirtingi susitarimai, yra tam tikri freelancerių susitarimai, bet čia yra individualu. Kitaip. Bet iš principo tai yra, tiesiog normalus, ne kažkoks crazy atlyginimas. Taip. Tik tai su daug valandų. Taip. Kas vežk prodiuserius? Jeigu tu esi prodiuseris, kas dažniausiai būna, kodėl? Man iš tikrųjų labai patinka, šiuo atveju filmavimuose, bet iš esmės, kai yra projektas ir jo pačioj pradinėje stadijoje, tu sugalvoji, kaip jis turėtų įvykti ir kaip tu jį nuvairuosi. Bet ne grožio ekrane prasme, apskritai viskas. Ir pinigų prasme, kaip filmuosim. Matai, tu negali įvertinti, ar pinigai, grožis, procesas, kur žmonės eina, tai yra dalys. Kad projektas įvyktų, tai yra viskas viename. Tai kai tu turi savo viziją, kaip tu suvaldysi visą projektą, kad jisai nueitų taip, kaip tu nori, tai čia yra man, pavyzdžiui, labiausiai patinkanti dalis. Ir jeigu tai pavyksta taip, kaip tu įsivaizdavai, tai tada yra jėga.
Tipo, jeigu tai pavyksta, ne taip, tai tada kitokie pasitenkinimai arba ne. Nes bet kokia atveju, man atrodo, visi mes jaučiam pagirias po tų filmavimų ir ten ar tu produceris, ar apšvietėjas, ar dailininkas, visi mes jaučiamės taip pat. Visi esame labai pavargę po filmavimo, nes vieni fiziškai labai daug dirbo, kiti protiškai labai daug galvojo, dirbo, kiti turėjo be galo didžiulį stresą, nes jo ten ant galvos yra kažkoks 200 000 biudžetas, tarkim, kurį turėjai suvaldyti ir, pavyzdžiui, nesuvaldėjai arba dar kažkas. Ir, tipo, čia yra tavo atsakomybė, tipo visą. Tai visi turim tas pagirias. Tai jos tikriausiai dalinai atsiranda iš to, nežinau, bet čia aš taip savo nuomonę sakysiu, nežinau iš kur, bet tikriausiai, kad gal iš prodiuserio atein, aš savai pagaunu, kad, žinai, mintyse, kad tai jeigu mašina neužsikurs, kai aš važiuosiu į darbą, tai sakai, palauk, tai kad tai reikia greitai žmonos imti vaikai, tai dzin ten kaip nors nuveš. Tada sakai, jeigu ne, tai kai jau taksas kiek važiuos ir tu, žinai, savo sugalvojęs, kad tu gali pavėluoti arba, čia yra visiškai nepriimtina. Nė vienam kitam darbę aš taip nesu sutikęs, kur, žinai, sakytų, aš ten, žinai, man įmytas, tai bet man mašina sulūžo, come on, hebra. Tai pas mus yra tas toks... Tai mes esam labai... Vienas dalykas tai yra atsakomybė ir mano nuomonė šiaip tai turėtų būti bet kuriam darbe yra tam tikros darbo valandos ir mes tiesiog, kad faktas, kad jeigu tu turbūt neateisi ten kažkur 9 ryto, nieko neatsitiks, o kai kur tikrai atsitiks. Spėju, kad oro uoste lygiai taip pat yra labai svarbu, jeigu tu nepasirodysi. Tai pas mus taip, visą laiką yra ta tvarka, kurios mes stengiamės laikytis ir jeigu mes kalbamės ir, pavyzdžiui, tau sugedo mašina ir tu laiku pasakei, kad tau sugedo mašina, greičiausiai visi rasim sprendimą. Tipo. Bet dėl to nereikia stresuoti, tiesiog reikia kalbėtis. Tai ir jeigu mes visi, aš neseniai su vienu kolega iš kito departamento diskutavau irgi apie visokius dalykus, ką prodiuseriai gali spręsti. Ir yra dalykai tai, kad jeigu mes kalbamės, kad yra problema, neskaitant kokiam departamente, mes galime kalbėtis apie tą problemą ir ieškoti tam sprendimo. Ir nieks nebus dėl to kaltas, greičiausiai mes visi išleisim mažiau pinigų ir dar ir nestresuosim. Tai tiesiog kalbėkimės ir mes rasim sprendimą, nes darbas čia yra darbas, kitas dalykas nėra nei vieno vergo šitam darbe ir mes visi tikrai galime kažkaip rasti tą balansą, kaip pasiekti teisingą rezultatą. Aš prie ko bandžiau vest, kad tikriausiai tą sumažinus arba jį pakeitus, gal tu teisingai sakai, kai žinai, kai čia nereikia parintis arba sakai, jeigu filmavime pradeda nebeveikti ant monitorius, sakai, čia tik monitorius ir tik neveikia. Žinai, jį reikia sugalvoti, kaip galim greičiausiai pakeisti ir taip toliau, tai yra, žinai, sakai, tai pas mus kažkodėl yra biškutį to tokia, žinai, sakai, ne, bet tu įsivaizduoji, čiagi bus šakės. Čia nešakės, čia just monitorius neveikia. Bet čia yra pateikimo forma, man atrodo, nes iš tikrųjų tai, kad neveikia monitorius, yra bėda. Tai yra blogai. Taip. Tai ir tikrai bus problemų, jeigu jisai neveiks. Bet jeigu tu ateisi ir sakysi, neveikia monitorius, viskas čia yra blogai, pasaulis sugriuo, daryk ką nors, kad veiktų, yra visiems stresas. Jeigu tu ir greičiausiai filmavimo metu pirminė reakcija yra visada šita. Dėl to, kad, pas jūs ne... Čia Ramojus yra vienas iš tokių, kur ne iš vieno esu girdėjęs, kad saka, labai dideliuose stresuose, kad saka, kad taip ramiai laikytis ir būtent, kada, ten jau, kai daug klausimų yra ir ką reikia labai staigiai surasti visokiausių dalykų, tai tikriausiai čia ir yra atsakymas, kad, žinai, kaip mes turim nemažai prodiuserių, kurie stresuoja ir, žinai, aišku, grįžtant prie to, kas tam prodiuseriais. Pas mus kažkaip vienetai arba ten įmonių vadovai arba didžiausius projektus darantis prodiuseriai yra tie, kurie atein, kažkaip iš prodiuserių, jisai visat buvo prodiuseris, jisai buvo ar ten darė laidą, ar montavo renginiuose buvo ar kažkur, bet yra kitų, kurie buvo, žinai, kai buvo vairuotojų ir pabiški tapo prodiuseriu. Tai nereiškia, kad jisai bus blogs. Bet tik tai, kad labai padėt, kai tu toliau matai, negu... Tai yra, aišku, visokių žmonių. Vieni yra stipresni, kiti yra silpnesni. Visi turi teisę pabandyti, kuo jie nori būti. Yra žmonės, kurie
nori būti prodiuseriais, nes jiem atrodo būtent kažkas ten yra labai faino. Dalis jų sužinoja, pas mes imam žmonės į praktiką su mintim, kad jie norėtų būti prodiuseriais. Jie sužinoja, ką daro prodiuseris, dažniausiai nei vienas nebenori būti prodiuseriu, bet yra tokių, kuris priauga prie to, viskas okei. Bet ne visi gali handlinti tą stresą tikrai sėkmingai. Ir vėlgi, bet jie yra prodiuseriai ir jie daro tą darbą. Tai man atrodo, kai kurie prisitaikė ir rado savo metodus, kiti greičiausiai neturi pagalbos ir nesupranta, kad jie turi tą problemą, o treti gal net nepripažįsta, kad iš viso ta problema yra. Tai, visokių yra, bet aišku, jeigu žmogus ne tik prodiuseris, bet ir bet kurioje pozicijoje sugebėtų valdyti stresą ir sakau dar kartojas, kad sugebėtų kalbėtis, esant problemai. Ir žinai, baigiant apie tos monitorius, tu gali pasakyti, neveikia monitorius. Čia blogai. Taip, bet jeigu tu pasakysi, neveikia monitorius, jau važiuoja kitas, aš jau tikrinu laidus, manau, kad man reikia 15 minučių. Viskas, nebėra problemos. Mes žinom, kas bus, reikia 15 minučių, nes neveikiam. Tai irgi dalykai, mes dirbam su žmonėm ir technika. Tiek vienas, tiek kitas genda. Taip, žmogus genda dėl vienų priežasčių, technika genda dėl kitų priežasčių, bet jeigu mes dirbam, sprendžiam, man labiausiai, sakau, tokį gal ramybę įvedė Volvo, mes reklamą filmavom su Greg Fraser ir Markus Ibanez. Ir tikrai crazy projektas, per 2 savaitės tokio dydžio projektą padaryti, bišči, mes visada darėm ir mums trūko poros dienų visą laiką. Ir taip dirbam ir visi jaučiam, kad trūksta dienų. Bet man labai patiko vienas, kad visi nuo to, kad Dopas yra Dune operatorius, žinai, ir taip toliau, visi dirbam kaip viena komanda, visi kalbamės. Ir būtent dėl to, kad mes kalbėjomės, mes visada sugebėdom kažkokiu būdu išvengti ateinančios problemos. Ir visos mūsų nesėkmės išspręsdavo tapdavo sėkmės tam tikrą prasme. Ir man tas irgi, žinai, net irgi darant 20 metų jau tos projektus, toks sako, gyva, paslaptis iš tikrųjų, dirbam, draugaujam, faktas, kad mes visi nulūžtam, visi parėkiam vieni ant kitų ir čia yra, tas stresas jis vis tiek yra ir jis kažkaip turi išeiti, bet kažkaip kalbam ir visai gaunas. Ja, aš irgi paantrinsiu su, kaip sakant, tikriausiai yra pora productionų, kaip sakant, kuriuose yra išskirtinai ramu. Nes čia gal biškai atsakyms yra, kodėl tie žmonės, žinai, didžioji dalis yra, tikriausiai, kad didžioji dalis bus darbų, kuriuose tu esi, ten neveiktos taisyklės, apie kurias tu kalbi. Žinai, pasakyti. Jeigu tu pasakysi, sakai, žmonės daugelis pas mum yra išmokę, aš nežinau iš kur tas, bet žinai, sakai, žiūrėk, jeigu tas moniks neveiks, užsakom kitą, bandykim ten surast, prodiusam nesakykim geriau, žinai, durnai atrodys, nes čia kaip ir tu beveik kaip kaltas esi, kad sulūža. Bet mes sakysim, kad čia va toj lins laidus pataisys, čia paieškosim, čia, žinau, kažkas čia yra, gal biškai kompresijos nėra, toj čia, žinai, žvakės pakeisim, čia toj viskas veiks. Tas dažniausiai neįvyksta. Ir jie kažkodėl linkę yra, sakai, prodiuseriai, negalim sakyti. Iš visų prodiuserių kalbėti yra, aš manau, čia vat reikėtų kuo daugiau tą sakyti, aišku, jeigu kiekvienas, žinai, eis pas prodiuserį ir būtent filmavimo metu ir bandys kalbėtis, tai gal biškai ten jau sudėtingai būtų su visais kalbėti, bet kad jeigu yra bėdos po projektą, čia yra ne takts ar takts, kad sakai, žiūrėk, aš esu dailininkas, man liep tą daryti, neliep tą daryti. Žinai, aš jaučiuos, kažkoks nuskriaus. Ką jisai turėtų daryti? Po projektą? Jo, projektą. Žinai, praėjo, bet aš vis kelintą projektą, aš matau, kad ten man kažkas yra blogai. Čia būtų, man atrodo, kad sveikintina, kad jisai kreiptuos ir sakytų, žiūrėk, aš noriu susitikti pakalbėti. Ar čia vis dėlto sakai, sorry, yra tavo tarpinis vadovas, ten, pavyzdžiui, production designeris ir jau, žinai, sakai, gal tu su juo ten derink. Matai, yra skirtingos problemos. Aš kaip tipas Ramojus, man patinka pabendrauti su visom pozicijom ir jeigu aš galiu kažkam kažką padėti, aš su mielu noru padedu ir lygiai taip pat tikiuosi, kad man padės, kai man reikės pagalbos. Tai man, aš jaučiu, kad tai veikia tarpusai. Bet
yra skirtingos problemos. Jeigu ten yra tokios departamento problemos su kažkokiu dailininku, tai tu greičiausiai neišspręsi jos. Bet jeigu jinai yra tokia susijusi su filmavimu besikartojanti problema, tai žinoma, kodėl ne. Man atrodo, kad galima rasti. Yra tekę bendrauti su ne vienu, nes buvo tokių keistų problemų ir rasdavom tuos sprendimus, o greičiausiai dar net pats žmogus suprasdavo, kad jis pats ir kaltas dėl jų. Taip, bet čia žinai, čia gal labiau klausims, žinai, nes kartais, kai kam atrodo, kad tai yra netakts būtų, žinai, sakai, kaip aš paskambinsiu prezidentui ir pasakysiu, kad mūsų laiptinės nevalo. Bet, aš sakyčiau, kad, mano nuomonė būtų, tu žinai, sakai, bent jau su to prodiuseriu, su kurio tu dirbai, ar kaip nors, gal ne su tos įmonės vadovu, ar kaip nors, bet kad inicijuoti ir sakyti ir gal išsiaiškinti, kad vis dėlto čia buvo, žinai, neteisingai. Bet čia labai priklauso nuo pačios problemos. Jeigu ten problema, kad jo neišleidžia niekaip pavalgyti dėl kažko, arba kad jį ten mobina jo komandoje, tai greičiausiai jis turi problemų, kurių nei vienas mes neišspręsim ir būtų keista eiti kalbėti su prodiuseriu, kad mane ten skriaudžia kažkas. Bet jeigu tai yra problema, kuri, sakau, būtent su tuo filmavimu susijusi ir ten, pavyzdžiui, aš, turbūt tokie būtų, yra dailininkas, bet kažkodėl tą dailininką vis prie unito priskiria ir jis eina dirbti unito darbas. Kažkodėl, kaip pavyzdys būtų, ne? Tarkim. Tai čia manyčiau, kad vertėtų apie tai pakalbėti, kodėl jis gauna, ne savo užduotis daryti, o jisai, kadangi geras žmogus, jis eina ir daro. Tai va čia turbūt reikėtų apie tai kalbėti, bet jeigu dėl to, kad ten, tarkim, dailininko departamente jie tarpusai kažkokiu būdu nesugeba susitarti, čia jau mes sunkiai padėsim, nes turbūt tada tu turi nedirbti su to dailininku, nes, čia yra vis tiek hierarchija veikia. Tai tikriausiai, kad hierarchijos yra visur, ar yra kokie nors garsistai gal neturi, jisai viens ateina ir jisai viens buvo nuliktai virš savęs. Jeigu jisai irgi, kai kuriuose filmavimuose yra garsistas, bumbojus, asistentas. Bet jeigu vienas, kuris įrašinėja, tai jisai vienas. Bet ar dar yra kas nors skriptas tiesiai nuo režisierių atsakingas? Skriptas atsakingas pirmukui, tai kameristai turi savo komandą, apšvietėjai gripai turi, dailininkai turi, SFX, po to yra prodiuserinė komanda, tipo, tai jinai vėl kitokia, tipo, tai iš principo daugmaž visi departamentai turi tam tikrą komandomis dirbam. Tai tas dėkinga, nes mums truputį lengviau. Bet yra labai mažų filmavimų, kur ten jau prodiuseris su kiekvienu dirba, nes pats prodiuseris sumuštinius daro. Tai ir okei, tipo, viskas su to. Čia toks tipas filmavimo. Tipo, tai ten turbūt jau kiekvienas kalbasi, ir ten labiau tas problemas gali gvildenti. Kai jau kalbam apie tą, sakykime, didelio tipo filmavimą, vis tiek yra departamentai ir spręsti asmeninės problemas jau negali prodiuseris, jis gali padėti, jeigu tikrai yra, nežinau, aš prašau pasamdyti Petrą būtinai, nes man jis labai patinka, bet Petras labai blogai sutarė su Onute. Tai greičiausiai aš turėčiau spręsti, nes aš įsikišau į šitą reikalą, bet jeigu ten susirinko dailininkas savo komandą ir jie tarpusai turi problemą, tai čia jų problemas. Kaip tau atrodo šiaip? Paprasta, kinošniką aš vadinu tą, kuris full time dirb, nepradedantis, bet tas jau, kuris išmoko, pasiekė savo, bent jau kažkokį ten, žinojimo lygį, kuris gali eiti į A lygio projektus. Kaip manai, kaip jisai gyvena? Jisai labai prastai gyvena, ar čia yra išnaudojimas? Labai gerai gyvena. Kaip prodiuseriui, kaip tau, kaip atrodo to, sakykim, kokį nors paimkim, nežinau, ką aš čia mažiau žinau, kokį nors gripą. Grips darbuojas ir kaip tu manai, ar čia yra, kaip sakant, profesija, kuri labai daug darbo ir labai mažai pinigų, arba, ar čia kaip tik yra tokia, kur sakai, bet ten viskas yra savose vietose. Man labai sunku, aš dažnai, man šiaip yra labai įdomu, kartais būna, ką žmonės veikia ne darbe. Bet tu nežinai, nes mes visi tikrai praleidžiam labai daug laiko kartu, bet mes esame tokie darbo draugai. Todėl ir nenorim po darbo susitikti. Todėl ir nenorim po darbo susitikti. Nors tikrai kai kurie ten būrėsi, bendrauja, nes mes tikrai labai daug laiko praleidžiam kartu. Ir mes ofise, ten, tarkim, mano prodiuserinė komanda, mes greičiausiai daugiau laiko praleidžiam negu su savo giminaičiais ir šeimom. Bet mes po darbo neleidžiam laiko, nes kiek galima.
Taip, mes turim pakankamai to laiko kartu ir aš tikrai juos labai myliu ir džiaugiuosi, bet užtenka to laiko tikrai. Ir juokaujam ir panašiai. Tai aš neįsivaizduoju, kaip žmogus gyvena. Taip, dažniausiai matai, kad žmogus yra liūdnas, arba linksmas, arba jaučiasi gerai ir blogai, tai turbūt rodo, kaip jisai savo asmeninį gyvenimą yra susitvarkęs. Ir mūsų industrijoje tikrai yra dalis žmonių, kur tu matai, kad jam yra blogai, bet tai nemanau, kad tai yra priklauso nuo to, kokią tu esi profesiją pasiėmęs. Tai yra tiesiog... Galbūt industrija yra išsigelbėjums tavo nenusisekusiam gyvenimui, čia užsimaskuoti ir užsidaro ir viskas. Ir tai gali būti bet kokioj profesijoje. Tai mūsų darbas nėra labiau kitoks negu kitų, tiesiog, kad mes esam savo burbulę, mes gyvenam savo burbulę, taip, yra ilgos darbo valandos, bet yra tikrai profesijų, kur yra ir ilgesnės tas darbo valandos, ir pinigų mažiau. Tai aš nemanau, kad tai yra, tipo, kažkoks darbas gali atsiliepti tavo asmeniniam gyvenimui. Esmė tokia, kad asmeniniam gyvenimui gali atsiliepti bet kas. Tai tiesiog tu matai, ir yra tokių pavyzdžių, kaip ten matai, kad žmogus yra laimingas, nes jis yra linksmas, pas jį yra viskas gerai, akys šviesos ir taip toliau. Ir lygiai taip pat tu matai, kad prieš tai tas žmogus buvo viskas jam gerai, o dabar tu matai, kad jis yra labai liūdnas ir tu matai, kad jam yra negerai. Jeigu yra įmanoma, tu bandai pakalbinti, sužinoti, gal tu gali jam kažko padėti, bet, supranti, kad tai kažkas yra, bet tu sunkiai čia kažką padarysi. Kitaip paklausiu. Jeigu paprastą žmogų mes sakom, Vilniui gauti atlyginimą, kokį nors, čia aišku labai bukai taip apie pinigus, bet sakykime, jeigu tu gauni 1500 ar 2000, tu tikrai gali gyventi. Ne viens gyveni, nėra kažkokio išskirtinių, tai mano supratimu yra jau pakankamai normalus, išgyvenams jau, kaip sakant. Jeigu tu esi freelanceris, kiek tu turėtum gauti per mėnesį, sakykime, arba metų skaičiuojant ar kaip nors. Dėl ko aš taip klausiu, nes kai nutinka tokie 4 mėnesiai kaip dabar, visi kiti, kurie gauna fiksuotus atlyginimus, kad ir biški mažesnius ar kažkaip, dažniausiai tai žinai, sakai, arba koks nors COVID ar kas nors, kur jau visi, net valstybė bando padėti ir taip toliau, jiem tokių duobių mažiau būn. Pas mus tokių duobių galbūt, tikriausiai buvims freelancerių, tai ir reiškia, kad tu turėtum gauti daugiau, nes tu pats rizikuoji savo galimybę neturėti pajamų. Bet aš manau, kad tu pats atsakei tą klausimą. Esmė tokia, kad freelanceriai, jeigu taip žiūrėti, lyginant su dirbančiais įdarbintais žmonėm, jie gauna bet kokiu atveju daugiau pinigų. Bet dirbantis žmogus, įdarbintas žmogus gauna šiek tiek mažiau pinigų, bet už jį yra sumokami visi mokesčiai ir tie mokesčiai yra daug didesni negu freelanceris turi susimokėti mokesčių. Taip, ir atitinkamai garantijos. Ir turi garantijų. Tai čia yra tas esminis skirtumas. Ir, sakykime, ne visos pozicijos gali pasirinkti, kad būtų įdarbintas arba freelanceris. Tai, sakykime, dalis pozicijų, kurios gali, tai jos renkasi savo laisvę rinktis. Aš noriu dirbti arba nenoriu versus pastoviai eiti į ofisą. Kaip pavyzdys, nes jei tu esi įdarbinas, tu turi atsakomybės. Jeigu tu esi freelanceris, turi atsakomybės tik tada, kada tave pasamdo. Tai kitu atveju, kitu metu tu neturi jokios atsakomybės. Tai tu renkiesi šitos dalykus. Kokia bėda yra, ką tu sakai, kai nėra darbų ir ką daryti, turbūt mes visi vienaip ar kitaip galvojame apie savo gyvenimą ir kažkokiu būdu planuojam jį. Tai jeigu tu neplanuoji ir nesikaupi ne tiek pinigų ir tu ten gyveni nuo atlyginimo iki atlyginimo ir taip toliau, tai greičiausiai tau bus labai sunku. Bet jeigu tu kažkiek bent jau planuoji, tai tu visada turi buferį kažkokį. Taip nėra kito būdo. Kiek turėtų būti didesnis tas atlyginimas? Žmogus gauna 1500 gauni dirbdams ten 20 valandų per savaitę, tai 40, žodžiu. Dirbam tokį pat kiekį valandų, kiek freelancerių ir ne freelanceris, sakykime, gauna 1500, kiek galėtų gauti freelanceris, kiek turėtų gauti. Aš nežinau kiek, dėl to, kad dienom labai sunku pasakyti, bet jeigu aš išdalinčiau atlyginimą, tarkim, in-housinio žmogaus ir freelancerio, tai skiriasi, bent jau tom pozicijom, kurias aš žinau, skiriasi kartais. Kartais. 2-3 kartais skiriasi atlyginimai. Kiek pat valandų dirbant, kad tai buvo, sakykime, vienas gauna 10 eurų, kitas gauna 30 eurų.
Tarsi freelancerį bet kokiu atveju uždirba daugiau pinigų. Tarsi kartais. Jo, bet čia jeigu dirbi vienodą laiką. Taip. Nes kartais, susimaišom, kad, sakai, jo, bet jūs freelanceriai, jūs galit, sakai, bet jeigu daugiau valandų, tai, Bet jeigu mes, jeigu kalbam apie filmavimo industriją, tai tu esi freelanceris ar ne freelanceris, mes visi dirbam tą patį valandų kiekį. Taip, iš esmės. Taip, ir tada priklauso nuo tavo pozicijos, kiek tu dirbi. Taip. Tai aš, tarkim, gali būti, pavyzdžiui, pas mus pavyzdys, yra lokacijų vadybininkas, ne? Lokacijos vienaip ar kitaip, kaip yra filmavimas konkretus, taip, jie paprastom dienom, kai ieško lokacijų, kaip ir visi freelanceriai, jie dirba ten 10-12 valandų, ar 8, taip kaip yra normalu. Ir tada, kai yra filmavimai arba filmavimo jau pats pasiruošimas, jie dirba ne 12 valandų, jie dirba 16 valandų, nes jie yra pirmi ir paskutiniai lokacijai ir ten yra niuansų. Tai, ką norėjau pasakyti, kad ar freelanceris lokacijų vadybininkas, ar in-house-inis lokacijų vadybininkas, tai yra iš esmės jie dirba tą patį, bet, tai skiriasi. Ja, čia aš gal labiau apie filmavimą ir nefilmavimą, nes dėl ko aš apie tai, kad, žinai, kartais neteisingai žmonės galvoju, kad, sakykime, žiūrėk, bet taugi per mėnesį 1500, žinai, išeina. Sakai, kitur tu iki ofisą, tu nieko daugiau negausi. Tai, tikriausiai, žinai, sakai, aš tokiem žmonėms sakau, tu iki ofisą tau bus, taip tu mažiau gausi, bet bus daugiau garantijų, žiūrint, ko tu nori. Jeigu tu nori galimybės per mėnesį uždirbti daugiau, kai bus daugiau projektų su daugiau valandų ir visa kita, bet dirbant tiek pat valandų, jie turėtų gauti, bent jau, sakai, labai sunku. Man labai sunku pasakyti, ką mes bandom palyginti. Tipo, mes negalim lyginti vadybininką ir antruką. Jeigu mes lyginame, mes žmonės tik iš filmavimų industrijos, ne? Vienas dalykas, mes negalime lyginti žmogaus, kuris dirba SEB banke ir filmavimas. Dėl to, kad tai tu eik ir dirbk, sak, banke. Tai čia tame. Čia atmetus tą. Jisai, bet būtent, kai žmogus daro savo pasirinkimą ir jeigu jisai turi galimybę uždirbti daugiau tam banke, arba, sakau, tai tikriausiai reikėtų. Aš būtent apie tai ir... Nes aš, pačioj pradžioj mes kalbėjom, kad mes dirbame filmavimuose visų pirma dėl to, kad dėl kažkokių priežasčių, kažkur giliai viduj, mums patinka čia dirbti. Neskaitant to, kad greičiausiai mes kiekvieną dieną to neižvelgiam ir nematom, bet dėl kažkokių priežasčių mes dirbam vis tiek čionai. Nes ir tikrai ir man yra nekartą buvę minčių, kodėl aš darau šitą darbą, nes jis yra labai sunkus. Ir tikrai labai daug darbo valandų. Bet tu negali lyginti, čia tokia darbo specifika. Čia yra filmavimo darbo specifika. Tai jeigu tu nenori būti šitoje darbo specifikoje, tu turi joje nedirbti. Tai ir lyginti tada, kad tas žmogus dirbantis banke dirba 8 valandas, gauna 1500, o aš dirbu čia, dirbu 12 valandų, irgi gaunu 1500. Tai čia neteisybė. Tai gerai, tai iki banką. Jo, bet aš apie tai, kad tie, kurie norėtų čia ateiti iš banką, jie turėtų suprasti, kad jie už panašią atlyginimą dirbs, jeigu dirbs tiek pat valandų, tik tai jie galės daugiau valandų dirbti ir daugiau užsidirbti. Ir norėt dirbti čia, jeigu jie turės kažkokį... Jeigu mes kalbam apie... dabar supratau, kad jeigu kalbam apie žmonės, kurie ateina į išorę, į filmavimo industriją, ko jam čia norėt, ne? Taip, nes, žinai, sakai, nes pas visus yra, ir čia sakau, aš bandau taip nuomonę sužinoti riziką, kai, žinai, sakai, kaip pavyzdį, šie 4 mėnesiai, vadinasi, tu turėtum, variants, kad ir kur tu bedirbtum, bet pas poną, tai yra, kada tu fiksuotą gauni atlyginimą, ne taip kaip mūsų srity, kur ten gauni tik tai kažkokį labai mažą, o po to viskas yra on top, bet kada tavo, grubiai tariant, 1500 tu gauni visą būdams vadybininkų kažkokiu, ir 1500 arba 2000 gauni būdams PA-su ar ko nors, tai tau susitaupyti 4 mėnesiam buferį, kur visiškai nebus darbo, matematiškai, žinai, sakai, tada vadinasi, pusę atlyginimą tu turi atsidėti. Bent pirmus 1,5 metų. Šiaip
tipo, jeigu taip labai primityviai vertinant, kokie žmonės, ką gali savo leisti ir daro, tai manau, kad nėra čia didelių problemų tame. Čia daugiau yra apie požiūrį į kaip tu valdai savo finansus. Nes vienaip ar kitaip paėmus vidurkius, aš matau, kokius mes pinigus mokame, ne, ir taip toliau, ir tu gali įvertinti daugmaž kiek žmonės dirba per mėnesį ir panašiai, tai nėra maži atlyginimai, ta prasme, mūsų industrijoje. Tai jie yra normalūs. Nėra dideli, nėra maži, jie yra normalūs. Gal dar normalūs, dar sutikčiau. Tipo, ir yra tam tikrų pozicijų, kurios yra arba žmonių, kurie yra, sakykime, talentingesni arba labiau prasisukę, jie uždirba daugiau pinigų, kiti uždirba mažiau pinigų ir panašiai. Kodėl žmonės turėtų ateiti? Aš manau, kad visų pirma, kino industrijoje augti yra labai nesudėtinga, nes tu gali atėjęs be jokių skilsų pasiekti, ką tu nori. Tai viskas priklauso nuo tavęs paties. Jeigu tu nori ateiti į banką, tau dėja reikės praeiti aukštąją mokyklą. Tai ir būti dar kažką ten sugebėti rodyti. Čianai tau reikia tik tai noro. Daugiau nieko. Taip, tu turint tą norą, tu gali pasiekti, ką tu nori. Tu gali būti režisierium, gali tapti pasauliniu režisierium, tu tik turi norėti ir turėti, sugebėti tai daryti. Kliūčių, dėl ko tu negalėtum, tai nėra. Pirmas dalykas, dėl ko čia žmonės gali ateiti ir manau, kad ateina. Antras dalykas, finansai lygiai taip pat jie priklauso visiškai nuo tavęs. Tai jeigu tu esi geras, talentingas ir panašiai, tave imsi bet kurį filmavimą, nes tu būsi geidžiamas. Jeigu tu esi geidžiamas, tave imsi, tu uždirbsi daug pinigų. Jeigu esi tu, dėja, bet nelabai talentingas, tai tave ims tik tada, kai nebeturi ką daugiau imti. Bet viskas šito industrijoje priklauso nuo tavęs paties. Pliusas. Tai viskas. Čia yra 2 pliusai, bet jie ir yra esminiai. Banke tu turėsi didžiulę konkurenciją, tu turėsi būti baigęs aukštąją mokyklą ir galimybė kopti karjeros laiptais yra labai maža. Ko iš specialistų dabar sakytum, kad reikia, arba kur yra perteklius, kokią iš prodiuserio pusės žiūrint į departamentus arba į kažkokius smulkiau į būtent profesijas kažkokias. Tai sunku sakyti, dabar tokie įdomesni laikai, tai vienaip yra, bet jeigu žiūrint, kad mūsų industrija yra, sakykime, pakankamai stipri tuo, kad gali pakelti nemažai filmavimų. Tai mes iš Baltijos šalių vienaip ar kitaip esam stipriausi šituo, ir galim nemažai padaryti. Mano nuomonė, esant normaliam, sakykime, vidutiniam apkrovimui, mums visada trūksta pagalbinės jėgos, kas yra pieisai, vadybininkai. Manau, kad visada trūksta dailininkų departamento, ko dar tuo pačiu tenai nėra tokios aiškios struktūrizacijos pozicijų. Tai dėl to dar, man atrodo, ir sunku pakankamai įtraukti žmonės, nes ne visi supranta, kad yra dailininkas ir jo pagalbiniai, bet nelabai aišku, kaip ten yra. Tai va čia yra tokia dalis, kur tikrai yra, kur labai pasistengti, kad būtų aišku propmasteris, sedreseris ir tada tie žmonės kažkaip pradėtų labiau suprasti, ko jie gali ten pasiekti. Nes dabar yra dailininkas, bet dailininkų būtų yra talentas, o ne kažkas kitas. Tai tu turi talentą, o tada jau reikia vadybiniai sugebėjimai, tau gali padėti kas nors. Ko yra per daug, galbūt kažką išvelgi, kur jau per tiršta ir atrodo, kad per daug sėdinčių namuose ir laukiančių? Aš tai nemanau, kad yra kažko per daug. Aš manau, kad visur turi būti kažkokia sveika konkurencija ir mano nuomonė, mūsų visų yra, mano nuomonė, per daug yra productionų. Producerių kaip productionų yra tikrai per daug. Tokiai mažai šaliai būti 20 ar kiek mūsų čia yra daug. Producerinių kompanijų tikrai yra per daug. Tai mes esam labai maža šalis su labai daug producerinių kompanijų. Kai tu pasakai ten nors užsienį, Paryžiui, pavyzdžiui, ar Vokietijai, kiek čia tų productionų, tai visi juokiasi, nes mes visi norim būti įmonės. Skirtingai, reiškia, įmonė ten ir čia. Gal čia, žinai, vienas MB pasidarai ir tu jau esi production. Ne, bet jeigu mes paimtume, sudėtume ten tos visus vardus, tai jų yra labai daug. Tai tokiai ypatingai, jeigu tu kalbėtum apie vidinę rinką, tik tai, tai tikrai yra per daug, nes tai leidžia labai numušti klientam kainas, nes
tai žinai, jeigu ne tu, tai bus ten Petriukas, kuris pradės daryti tą kainą. Ir dėl to mes krenta tos kainos žemyn, nes vis dar gali kas nors padaryti pigiau negu pigiai. Padaryti ir po to vėl užsilenkti, nebedaryti ir vėl. Bet jau kaina bus žemesnė. Ir tas jau prasidėjo nuo 2008 metų. Tai kaip pradėjo tas eiti, taip ir eina toliau sėkmingai. Mes 2008 metais, kai dar nebuvo net euro, mes turėjom didesnius biudžetus negu dabar. Tai žinai, taip yra. Tai productionų tikrai yra per daug. Kitų pozicijų, mano nuomonė, visada yra šiek tiek per mažai. Ko konkrečiai trūksta, aš negaliu pasakyti. Aš manau, kad visų šiek tiek trūksta. Taip, nes kai yra normalus apkrovimas, pas mus yra daug žmonių, bet nėra labai daug tikrai gerų specialistų. Tikrai gerų specialistų jų yra. Ir aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad jie yra ir jie yra dauguma net geresni negu kažkur ten pasaulyje. Taip, nes tikrai mes turime labai stiprius specialistus. Bet jų nėra tiek daug ir mūsų visa sistema vis tik tai neparemta tuo, kad tie specialistai, jaunesni žmonės norėtų tapti geresniais specialistais. Va čia yra didžiausias trūkumas. Mes nesam sukūrę visi tokios sistemos, kad iš žemiausio žmogus galėtų ir norėtų siekti eiti aukščiau. Ir čia vėl susijęs su tais pačiais atlyginimais, susijęs su tuo, kad motyvacija darbui, laimė gyvenime ir taip toliau. Nes aš atėjau, aš nelabai suprantu savo prasmės, aš čia kažką darau, pajunginėjau, nepatiko, išėjau. Bet jeigu aš žinočiau, kad aš galiu kažką pasiekęs tą, būsiu ten, kaip tą padaryti, būtų aišku, man atrodo, tada motyvacijos visai kitos būtų. Jo, pagerėtų. Tai kaip sakant, šiaip, Lietuva kaip tokia ir ateitis. Čia galim ir apie šiandienos situaciją, kaip čia taip nutiko, kad tokios ilgas atostogas turim gruodį, sausį, vasarį, kovą, balandį. Šiaip tai reikėtų, gruodis, ten buvo, bet jau gruodis, sausis, vasaris, kovas, balandis, 5 mėnesiai. Tai... Ir dar irgi dabar nesakyčiau, kad piragai, ne? Ne. Tai ir nebus tortų. Kaip, bet pas daugelį yra klausimas, kodėl? Kas galėjo čia, arba, žinai, nieks nežino gal tiksliai, arba kaip tik visi žinojo tiksliai, sakykim, tu tikriausiai labiau apie reklamos rinką gali sakyti, kokie niuansai buvo, dėl ko praeitais metais buvo pakankamai daug, galbūt yra kažkokios prielaidos, kas čia įtakoja ir kas įtakoja dabar tą sumažėjimą. Aš tai manau, kad, kadangi mes esame, apie ką negaliu kalbėti, turbūt apie vidinės rinkos reklamas. Tai apie šitai negaliu pasakyti. Aš galiu kalbėti apie kiną ir reklamos servisą. Tai yra kelios priežastys. Vienas dalykas, mes prie to einam jau kurį laiką ir apie tai prodiuseriai kalba jau pakankamai seniai, kad mes brangstam. Brangstam ne dėl to, kad visi čia labai norim pabrangti, o brangstam dėl to, kad mūsų šalis brangėja. Ir dėl to, kad jinai brangėja... Bet tai reiškia, nakvynės, maitinimai... Viskas, absoliučiai ta prasme, iš tokių bet tai, žinai, nakvynės, maitinimai natūraliai ir žmonės norėtų daugiau uždirbti. Viskas tiesiog brangėja, nes yra infliacija, taip yra. Tai dėl to mes brangstame ir tą jau kalbam jau seniai, kad mes brangstam, turim galvoti, kaip mums čia dirbti, kad mes galėtume vis tik tai likti konkurencingi. Dėl to, kad brangstam, pas mus mažėja darbų. Ir tai vyksta nuolatos. Praeitais metais buvo geras bumas irgi, manau, kad vienas dalykas, prodiuseriam gavo nemažai gerų filmų visų pirma. Tai filmai atnešė didžiąją dalį. Nes jeigu tu nuimsi filmus, tai bus viskas tiesiog normalu. Bet atėjo tikrai dideli filmai ir tai buvo prognozuota. Taip, dabar filmai praeitais metais visi pasidarė. Tada dabar atėjo Švedijos mokesčių lengvata atsirado, atkrito švedai. Tada, kadangi praėjo didžiulis filmų ratas, dabar reikia laiko, kol vėl užsikraus. HBO pasitraukė, Viaplay'us bankrutavo. Tai reiškia, kad turinio gamintojų lieka tik Netflix'as, biški Prime'as, ten gal Disney'us kažką, ne? Tai kol visa rinka persiorientuos, praeis keli metai. Kol užsikraus iš naujo, čia apie filmus kalbant, vėl praeis laiko. Tai viena dalis. Antra yra kainos augimas. Tai kaina pastoviai po biškį auga ir natūraliai mes konkuruojam su Rumunija, Bulgarija, Serbija, ta pusė. Mes vis tik esame rytų
rytų Europą visam pasauliui, mes nesame Šiaurės Europą. Nors mes pagal kainas esame Šiaurės Europą. Tai mes esame brangesni tarp 30-10%, kas yra labai didelė suma. Ir pavyzdžiui, žiemą mes pralošėm visus konkursus, kas buvo apie 20-30 konkursų, kurie potencialiai, tai yra mūsų klientai juos laimėjo ir nuvažiavo filmuoti ten, kur yra pigiau, nes mes tiesiog nesugebėjom pasiūlyti pigesnę kainą. Ir vietoj to, kad galėtume pasiūlyti geresnę kainą, mes tiesiog nieko nedirbam. Tai čia antra priežastis. Trečia priežastis, kas irgi yra susijęs su tuo, kad vėlgi mes turim nepamiršti, kad mūsų stiprybė mūsų šalyje yra tai, kad mes turime gerus specialistus. Tai yra technikai, dailininkai, prodiuseriai yra tikrai geri specialistai, bet apart to mes nieko daugiau neturime. Nes mūsų lokacijos yra vidutinės, mūsų studijų mes neturim ir mes turim labai nuostabią gamtą, bet jos labai retai reikia. Tai va toks mūsų pasiūlymas. Ir mūsų šiuo atveju konkurentai šiuo klausimu Baltijos šalyse laimi estai, nes estų tiek gamta, tiek lokacijos atrodo geriau. Bet jie yra brangesni dar už mus, tai mums čia tai kaip ir gelbėja šitas dalykas. Tai čia šitas. Ir yra dar du tokie dalykai, kurių tai šitos dalykus mes be lokacijų pirmus mes kažkiek ten gal galima kažką daryti, bet yra tokie dalykai, kad yra bendra pasaulinė ekonominė recesija ir tas labai jaučiasi. Dabar mes buvom aplankę tiek savo klientus skirtingose pasaulio šalyse ir visi kalba tą patį. Tipo kaina, labai sumažėja sektoriaus klientų, kurie gali sau leisti važiuoti, nes pas mus važiuoja ten vidurinis sektorius, nes tie, kurie yra labai brangus, jie vis dar yra, bet jie mes nedominam, o ties vidurinis sektorius jo liko tiek mažai ir jie draskosi dėl to, kuris važiuos į Rumuniją, o ne čia. Tipo, tai čia yra šita dalis. Ir blogiausia dalis turbūt, čia irgi labai bloga dalis, bet blogiausia tai, kad mes esam Baltijos šalis, kurios žiniasklaidoje esame kaip ir karo zonai kažkokioj. Tai ir tas taip nušviesta ir dalis klientų ir mums teko, kai klientas suprato, kad Lietuva yra Baltijos šalis, jie tiesiog susimokėjo ir išvažiavo į kitą šalį filmuoti. Tai čia, taip yra. Tai man atrodo, šitoj šviesoje žiūrint, mes turim daug tokių problemų, kur turėtume kažkaip drauge jas sugalvoti, kaip spręsti. Tai taip, mes dabar pavyzdžiui, savo atlyginimo sąskaitą mažinu tam tikras pozicijas tam, kad galėtume mes daryti kažkiek tų projektų ir taip toliau. Ir tai aišku, tai kai tu nuspaudi kainą iki tiek, kad tu kaip įmonė beveik nieko neuždirbi, bet tu uždirba tavo darbuotojai, pasidengi darbuotojus ir tau įdarbini žmonės ir jie visi mes gausime kažkiek pinigų, vardant to, tu darai tai, bet kaip įmonė tau naudos iš to jokios. Tai mes turim kelius projektus, labai džiaugiuosi, bet tokia ta ir nauda. Aišku, kaip sakant, su ta pirma priežastim filmai ir taip toliau, nuolaidos švedam, mes čia tikriausiai nelabai ką padarysim, čia jau mes labiau, tokie, tik tai galim laukti ir tiek, kol viskas persidarys. Kai kaina pabrangs, mes dar, čia kaina irgi tas labai veikia. Kaip ta kaina, aš neįsivaizduoju, ar yra būdų, kaip padaryti, kur sakai, kaip mes galim padaryti, kad tai būtų pigiau, kaip galim dirbti efektyviau. Čia geras, aš turėjau diskusiją, aš tiesą sakant, pigiau mes nei vienas negalim padaryti, nes kaina, kaip čia, šalis brangsta ir jinai brangsta, tai čia mes visi bandom kažkaip gyventi joje, bet man atrodo, kad mes visi galim galvoti, kaip galėtume dirbti efektyviau. Tai reiškia, kad vietoj to, kad dirbtų 5 žmonės, gal gali dirbti 4, bet to 5 atlyginimą pasidalinti. Taip. Gal galima pagalvoti, kad ten, dirbam ten mūsų 12 valandų, viršvalandžiai visi turi apmokėti, bet gal galim sugalvoti, kad ten, pavyzdžiui, kaip Švedijoje, yra ten kameristų departamentas savo palapinės pasistato. Kaip
Jo, bet Taip, čia yra ieškoti kažko, kas tada nuima kažką, sumažina ir natūraliai visiems tampa truputį geriau. Tai reiškia, iš esmės, tu tą patį biudžetą kitai perskirstai ir gal kažkur pradėsim taupyti. Taip, bet kito būdo aš neįsivaizduoju, nes tai, kad mes dabar visi susimažinčiame kainas, taip irgi nebus. Man atrodo, tik per efektyvumą mes galime rasti... Bet galbūt būtų galim efektyvumą tai vienareikšmiškai galvoti, tik tai tą išsakyti, nes aš manau daugeliui, bet ir čia dėl to tikriausiai sėdam ir kalbam, kad išaiškint, kokia tai yra situacija, kad efektyvums dabar būtų visiems į gerą, galbūt kai ateis vėl daugybė projektų ir visa kita, galbūt... tai tada natūraliai ekonomika veikia. Taip. Bet galbūt būtų galima, aišku, čia skambės kaip išsišauti pačiam į koją, bet padaryti bandymą, kur pasakyti žmonėm, kurie, sakai, tai gal yra norinčių ypatingai, tokiu periodu, kada yra blogai, sakai, jeigu kas nors norit, nežinau kaip tai pavadinti, sakai, žiūrėkit, galim pabandyti, jeigu pas mus susirinks, mes turim projektą, kuriam renkam ir skaičiuosim kitaip. Jeigu yra norinčių, sakai, vietoj to, kad sėdėt namuose, nes čia yra klausimas, tikriausiai reikės apie tą ateitį dar kiek įmanoma pakalbėti, nes realiai aš taip išvelgiu biškutį bėdą, nes 2-3 mėnesiai, mėnesis 2, tai čia pas mus yra normalu. Sausis vasaris visą toks, bet 3, 4 ir 5 šiek tiek, 7 gal, po to bus pertrauka iki ten rugsėjo ar kažkada. Realiai čia jau biškutį klausims kyl, ne kiek tu kainuosi, bet kad nepasidarytų ar tau iš vis pavyks išgyventi, ar tau nereiks drastiškai keisti, kad ir koks tu ten fains ir varyt kur nors? Nieks negalim atsakyti. Mes visi galvojam apie save natūraliai ir čia yra normalu ir mes turim kažkaip vienaip ar kitaip išgyventi, mokėti, išlaikyti savo šeimą, mokėti savo finansus, susivaldyti taip, kad mes galėtume laikytis ir uždirbti ir mėgautis to gyvenimo. Tai visi ieškosim, mano nuomonė, kažkokių būdų. Taip, vienas iš sprendimų buvo ieškoti kažkokio bendrautim, taip, kalbėkimės, taip, nebūkime užsispyrę, taip, jeigu galim, tarkim, vieną kartą vienur mes nusileidžiam kainoje, kitur mes, taip, pasididinam kainą, nes galim, taip, ir balansuojam ir kažkaip, taip, išplauksim. Jeigu mes būsim visi užsispyrę, tai tada mes nieko nepasieksim. Ir tokių irgi bus, bet bus tokių, kurie kalbės, sakys, gerai, davai, darom, Bet fainai. Aš būtent tą ir siūlau, kad, čia galim trumpai prieiti prie to, kur čia visi, reikia kainas kelti, mes čia dar kaip nors. Kainų reikalas yra kiekvieno reikalas. Taip. Niekas negali susitarti ir taip toliau. Tai sakai, jeigu aš kaip Lins nutariu, kad aš kainuoju 300 eurų, tai nereiškia, kad aš negaliu, jeigu man skambins Ema Ramojus ar kas nors, ir sakys, žodžiu, yra toks ir yra blogai, čia mano reikalas. Ir iš tikrųjų logiška, kad būtų, kaip tu statybininkui sakai, tu už kem 5 plytelės kloji. Bet, sakai, šiandien galiu pasiūlyti tiek, arba, nežinau, sakai, bet reikėtų neįsižeisti, kad nuo tavęs bando nusiderėti. Čia, aišku, labai viskas tikriausiai bus tas, kuris sakys, žiūrėk, norėčiau pasiderėti, nes bijau, kad niekaip jau nebeišein mums gauti. Jeigu tu nuleidi kainą, aišku, čia dabar visi jau beklausantis, aš jau matau, kaip kas nuleidi kainą 100 metų, daugiau niekad nebepakelsi. Sakai, betgi tavo reikalas, kada ją vėl pakelsi. Aš tai manau, kad su tom kainom yra taip, kad normalu, kad, kaip ir kalbėjom, kad yra visokių prodiuserių. Tai yra visokių žmonių ir visokių darbuotojų ir visokių specialistų ir taip toliau. Tai mano nuomonė, svarbiausia nebūti įsikandus. Tai jeigu su tavim kalbasi ir tu pasitiki to žmogum, ir tu gali sakyti, gerai, viskas tvarkoja, ieškom kažkokio, tai ten tu nuleidai 20 eurų, aš ten dar kažką. Ir žmonės normalūs, jie nesinaudos tą situaciją visą laiką. Faktas, kad visada yra žmonių visokių ir bus žmonių, kurie naudosis tą situaciją, bet nuo to mes visi esam neapsaugoti. Betgi čia tikriausiai yra, kaip, sakai, jeigu tau siūlo už 20 klot kvadratą, tu šiaip vis atkloji už 40,
Nu, tai jeigu tu matai, kad tau tuščia ir visa kita, tai sakai, sutik, po to nebesutik. Nu, ta prasme, žinai, tu gali sakai, sutikti ir pasiūlyti tada gerai, aš sutinku už 20, bet gal galėtumėt mane, pavyzdžiui, atsivežti. Nu, jo, Arba ten, tipo, bet įdėkit valgyt mano šeimai. Nu, tipo, aš nežinau. Jo, bet tipo, čia ieškoti būdų, taip, nes, tai sakyčiau, pirmas etapas, kada nežinau kaip tą, tik tai, kad nepadarant stresą, padaryti, nu, pasakyti, kad nu, man akim žiūrint, tai jau dabar yra tas laiks, kada reikėtų sakyti, nu, čia žiūrėkit, turbūt pasirinks, kada jam laikas. Bet aš apie tai, kad čia tikriausiai nereikėtų tą gėdintis pasakyti. Nu, dabar sakai, tai žiūrėk, visai normalu, nu, aš turėjau santaupų, jų mažai, jeigu turit kokį pasiūlymų, nu, yra nelogiška sėdėti namuose už dyką, nei eiti už ten 20 ar 30% pigiau į darbą. Nu, bet turbūt yra žmonių, kurių yra principo reikalas, tai jų reikalas, tipo, yra žmonių, kurie jau dabar kalbasi ir tikrai paskambina ir kalbamės, tipo, yra žmonių, kurie yra nekartą paskambinę ir sakė, žiūrėk, man yra bėda, tipo, man trūksta pinigų, gal gali padėti. Nu, tai ir ieškai tų sprendimų, tai ir viskas yra okei. Tipo, žmonės, kurie kalbamės, visi randam kažkaip, kaip išspręsti tą problemą. Tai taip, lygiai taip pat mes turim problemų, kažkambini ir ieškai tų sprendimų. Tai, žinai, tikrai, man atrodo, mes aplink save irgi esame susibūrę tam tikrą žmonių ratą, kurie mes tarpusai kalbamės ir lyg tai pavyksta viską susikalbėti ir susitarti. Tai link taip ir turėtų būti, iš tikrųjų. Tai aš siūlyčiau, jeigu kam nors nedresu ar ką nors, man galit sakyti, jeigu yra, nu, kada jau bėda, aš pats nelabai galėsiu padėti, bet, nu, žinai, sakai, kaip nors pamaderuot, kad... Gali tai taip pasiramuojat. Su Ramojom suvesiu už nedidelį procentėlį humanišką. Bet iš principo, jo, čia, kaip sakant, taip jau sutapo man, taip bent, nu, žinai, aš čia irgi labai nesenai, ir beje, dėka Justo iš jūsų tikriausiai aš atsiradau čia, tai nežinau, čia kartais labai dėkoju jam, kartais keikiu, kad, žinai, kiek galėjau aš tada dviračių parduotuvėje neatsiliepti ir jau čia būtų ką nors suradę. Bet, kad labai yra mažai bendraujančių prodiuserių, ta prasme, kad, žinai, kad tu jaustumės, kad, sakai, mes darom kartu. To yra labai mažai. Medžikai gal labai, žinai, sakai, medžikai, Greta su savo neištariamu pavadinimu man vis... Kas anoir. Va. Tai, bet, nu, tikrai daugiau yra mažai norinčių bendrauti. Galbūt jie yra... Gal jie nori, gal jie tik tai nedrįsta, gal jie iš tikrųjų nežino, kad gali. Tai yra atskiri dar prodiuseriai ar kažkas, bet dažnas renkas, nu, žinai, neminint, bet yra daug žmonių, kurie dar vis sakai, tai žiūrėkit, aš iš vis tais nebeimsiu. Ir žinai, sakai, taip, tai yra jums, čia gal labiau atsakyms, kodėl žmonės tokie kartais būna, kur sakai... Aš tai manau, kad jeigu tau nepatinka, tai tu nedirbs su to žmogum. Aš suprantu, kad visiems reikia darbo, bet nu, tai tada jau reikia rinktis, tada, kada jau, tipo... Taip, tai va čia ir yra prodiuserė, freelancerė, yra įgimtas reikalas. Jeigu tau siūlo, tu imi. Kodėl? Todėl, kad nebesiūlys. Ir čia iš tikrųjų, bet čia yra filosofiškai tas pakankamai sudėtingai. Kelis kartus, daugelis žmonių sakė, kelis kartus tu net išėjęs į filmą pasakai, žiūrėk, aš čia filme, kažkaip po to net ir besibaigus. Bet čia yra labai normalu, kad žmonės... Nu, surant kitus kontaktus ir darbuojas čia netamės. Žinokit, aš manau, kad ir čia reikia labai nebijoti, atsisakyti. Čia viskas yra okei su tuo. Natūraliai yra tai, kad jeigu tu atsisakai taip, aš nenoriu, nu tai greičiausiai aš nežinau, taip aš tik kalbu, tai tada taip, bet jeigu tu turi, nu, tipo, excusas, tipo, aš dabar esu filme, aš tikrai negaliu, arba, tipo, šitam projektui aš esu pavargęs ir tikrai aš esu nekartą girdėjęs, aš turiu važiuoti atostogų, ir žinai, tu ten bandai gal tavo atostogas nupirkti ten dar kažką, nu, bet žmogus atsisako, tai jeigu mes išsidiskutavom, viskas yra okei. Ir yra net su tais pačiais pardavimais, pavyzdžiui, mes nustojam belstis į duris kažkieno, po mėnesio mūsų nebeprisimena. Taip. Tai tu turi jau paskambinti ir sakyti, žiūrėkit, mes čia esame. Jau laisvas? Taip, paskambinti. Tai tipo, aš, pavyzdžiui, dažnai pasakau ten kokiam dailininkui arba dar kažkas, kai baigsi, nu paskambink, tipo, žinosim, kad jau laisvas, mes galėsim tipo, turėti mintį, kad tada, nes neužsirašai, nu ten dabar
Petras yra filme, jisai baigė birželio mėnesį, tada jau Visiem galim jam appointments. Petras baigė filmą. Taip. Jau. Taipgi nedarai, bet visada gali pranešti, kad aš baigiau, viskas okei. Jeigu tu nesi ten kažkoks arogantiškas ar dar kažkas, man atrodo, nėra jokių problemų. Jeigu tu esi ten, tipo, iš esmės, kad tas nelabai mėgsta, tai gal tau reikia visą laiką imti, žinai, tai tipo, visada imti darbus, nes taip manęs visi nemėgsta, nes nemėgsta. Taip. Manęs, pavyzdžiui, irgi daug kas nemėgsta, bet viskas gerai. Nu, aš tokio tipažo tiesiog. Ai, ne, gal aš čia, kaip sakant, yra ko žmonės labiau... Tai gal. Bet, nu, gerai, savikritiškai. Nu. Tai apie ne piragus, ne tortus, apie ateitį, koks, kaip sakant, nu, vat pakalbėjom, dėl ko taip yra dabar, bet koks galėtų būti plans, nu, čia aišku, žinai, viską šakėm ant vandens, niekad nežinai, gal čia prisiūs pasiūlymų, paskaičiuosit ir nespėsit daryti, bet... Nu, žinai, ne ekstrasensai esam, tipo, tai aš manau, kad kažkiek tų darbų vis tiek bus, nebus taip, kad tipo, čia kažkas dings ir manau, kad kai persiorientuos visa ekonomika, jinai kažkada atsigaus ir kažkas bus, mes turėtume ko iš tikrųjų labai, nu, čia taip nėra gal taip gražu sakyti, bet kai atsigaus Ukraina, aš manau, kad atsigaus kažkada, va tada mums bus blogai. Tai didžiąją dalim galėtų būti. Nes visi darbai tenai nueis. Tipo, va tada bus tikrai blogai. Bet, nu, tipo, vėlgi, taip veikia pasaulis. Nu, tai atsigaus, duok dievė atsigaus ir kad ten, žinai, nustotų kariauti ir būtų viskas labai gerai. Mes jau kaip nors sugalvosim. Mes ieškosim būdų. Tai aš manau, kad ta pati mūsų dabartinė ateitis priklauso nuo to, kaip mes tarpusai bendradarbiaudami sugebėsime ją išlaviruoti. Tai mes tikrai ten, pavyzdžiui, aš ir glaudžiai bendrauju su tam tikram įmonėm, su žmonėm ir mes kalbamės, tipo, ką daryti, kaip daryti, tipo, gal taip, tipo, ir tu kažkaip ieškai tų sprendimų. Kitu atveju, tai jeigu mes sėdėsime ir tiesiog būsim užsispyrę arba sėdėsim kampe ir liūdėsim, tai greičiausiai ir nieko nesigaus. Kitur liūdėsim. Liūdėsim kitur, jo. Kitose srityse. Bet gal ir džiaugsimės, gal tai bus geras spyris kai kuriems žmonėm pakeisti gyvenimą ir jie bus daug laimingesni. Visokių yra. Čia, žinai, nėra mūsų ta industrija tokia didelė, ten, kiek ten tų žmonių aš neįsivaizduoju, bet... 200-300 kokie nors, tai, jau su jau labai pridedant. Jo, bet mes visi esam tam tikrą prasme susiję ir kažkaip draudė darant dalykus, manau, kad prieisim prie to. Tai šitas laikotarpis parodys, kas yra stiprus, kas yra norintis bendradarbiauti, kas yra gal mokantis paieškoti shortcutų, pasukčiauti ir taip toliau, tie irgi išliks. Tai, o kiti, kurie nieko nenori, nu, tai jiem pasikeis kažkas. Čia taip prognozuoti labai sunku. Aš vis tiek, žinai, toks labiau optimistiškai galvoju, tai aš tikiuosi, kad, nu, jeigu ne 20 darbų, tai 10 gal bus, nu, tai tipo, kažkas bus. Tokie, kaip buvo pirmas, antras ir trečias mėnuo, nu, sakykime, sausis. Nu, tai jau dabar yra tų tai darbų. Tai tikriausiai jau, nu, jie nebebus tokie, kur bus nulis. Bus 10 darbų įvyks, po to vėl bus duobė, tada ruduo vis tiek kažkiek darbų atneš. Nu, bet nebus, bet didelį poveikį daro, kad nėra didelių filmų ir jie ypatingai jaučiasi dėl to. Tai didelių filmų kol kas prognozių nėra visai, tai kol nėra, tol čia yra liūdesys. Ir nu, aš sakau, aš manau, kad dar metus du taip ir vyks šitas persiorientavimas. Nu nieko, Bolt vairuotojai bus, delivery service galėsim, perkraustymą įmonės, valymą įmonės galėsim daryti. Nu, kažkiek prisitaikėt, manau, kad visi galim. Čia būtų idealu, aš tik nieko nesugalvoju, bet ką mes galėtumėm daryti, va tokią, nu labai faini žmonės, mok labai efektyviai dirbti, nepigiai, bet jeigu bats ateis galbūt ir ne taip brangiai, bet labai efektyviai galėtų dirbti. Taip. Tik tai kaip prasti tokia sritį, kurioje labai staigiai gali ateiti, ir labai staigiai išeiti. Aš nežinau. Nu, čia tikriausiai tokios nėra. Bet būna dažnai pagalvoji, gal čia tą reikia. Mes per COVID aš čia vis pasijuokėm su mano partneriais, buvom sugalvoję kepyklą daryti. Bet tipo, po to gerai, kad nepradėjom. Nes labai sudėtingas dalykas. Bet nei šio, nei iš to būna pokyčiai. Ja, čia... Tai žodžiu, ateitis miglota, bet nebaisi. Tavo, kiek aš suprantu,
žmonėms Mes turim vis tiek kažkaip optimistiškiau žiūrėti. Mes turim suprasti, kas yra, kodėl tai yra ir suprasdami tiesiog priimti teisingus sprendimus, ką daryti toliau. Tai gal taip. O ta vieta, kur mes lokacijas, pavyzdžiui, nebaisiai turim ir taip toliau, kas studija tikriausiai mums padėtų, tu ir klasterėsi, kaip sakant, Vilnius Tech Cluster, būtent už reklamą. Baltic Kokios Tech. Baltic Tech Film Cluster. Okay. Tai... Ar Baltic Film Tech Cluster. Nu, bet daugmaž vis tiek į tą pusę. Iš mūsų tų dviejų pasisakymų kažką galim sudėti, kas būtų teisė. Ar yra kokio nors apčiuopiamų ir liaudžiai, ką galim pasakyti žingsnių, kas galėtų vėliau tapti studiją? Nu, aš labai tikiuosi. Tai link to judama tikrai plačiai žingsniais ir tikrai klasteris daro didelius darbus, kad pasiektų. Deja, mes patys savom jėgom visi pasistatyti negalim, nes neturim tiek daug pinigų. Bet mūsų tiek savivaldybė, tiek ministerijos domisi šito projektu ir tikrai nemažai yra nueita kelio. Dabar yra, sakykime, priiminėjami tam tikri strateginiai sprendimai, kaip judėti toliau, bet, sakyčiau, per visą šitą, kiek aš žinau, laikotarpį nueita toliausiai. Ar pavyks? Daug dievė pavyks, bet tokio, kad jau... Sakykime, 10 metų, 5, 3, 15... Aš manau, kad mes šiaip tam, kad liktume ant žemėlapio, mes turime 5 metus. Po to mes iš žemėlapio iškrisim dėl to, kad mes būsim tiesiog nebepatrauklus. Tai net ir turėdami tą pačią studiją. Tai mes turime kuo greičiau iššokti, nes po to bus iššokti labai sunku. Čia tas pats grįžtant prie tos kainos, žinai, kur mes po praeitų metų turime vienokią kainodarą. Ir tada tu supranti, kad tau visi sako, mes pas jūs nevažiuosim, nes jūs tiesiog čia labai brangus, tai net nebandom. Gerai, tu ieškai kažkokių sprendimų, bet tam, kad visi išgirstų, kad tu ieškai kažkokių sprendimų, reikia gal metų. Taip, per vieną dieną nieks nebus. Tai čia tas pats, tai tiesiog neturim daug laiko. Tikiuosi pavyks. Kaip šūdins žurnalistas, gal ko nors nepaklausiau, ką jūs norėjot pasakyti, gal norit ką nors aprėkti, ką nors. Čia perklausys kokie 6 žmonės, tai visiems 6 žmonėm galit ką nors. Aš tai manau, aš visą šitą ir ten prieš tai irgi daviau interviu šitam kino biurui, kad visur kažkaip kalbėkimės ir nepamirškim, kad, mes visi vieni kitus turėtume palaikydami pasiekti kažko. Tai ir viskas. Liuksas? Ačiū labai. Tai prašom. Stabdžius, kaip sakant, tai jau